Tai labas rytas visiems, vėl atvykę į skanių pokalbių laidelę su manim, su Inga ir šiandieną pas mus svečiuose Jarūnė Grigienė. Ir labas rytas, Jarūnė. Tai Sveika, Inga. gal gali pati prisistatyti šiandieną plačiau apie save truputėlį. Jo, tai gal aš labai trumpai šį kartą, ar ne, esu coacherė, esu coachingo paslaugų centre dėstytoja ir tuo pačiu studijuoju psichologiją, konsultuoju moteris įvairiais klausimais, tai va tokia mano pagrindinė dabar sritis. Ir nepamiršk Baltišką Lilą. Jo, ir vedu transformacinį žaidimą Baltišką Lilą, nuo kurio visas kelias ir prasidėjo, beje. Na, taip, iš tikrųjų, nes vat, Jarūnė kartais būna pas mus svečiuose Mažeikiuose ir iš tikrųjų rašykit, jeigu yra poreikis šito žaidimo, jinai mielai atvažiuos, nes gyvena Klaipėdai, ar ne taip, Jarūnė? Mhm. Taip. Tai va, o šiandieną mes nelaukdamos pradedam tokią temą, kuri aktuali daugumai ir moterų, ir vyrų greičiausiai. Tokia pasauliui žinutė. Pasirink mane. Pasirink mane ir darbe, ir namie, ir mamai šitą žinutę dažnai mes iškomunikuojam ir tėčiui, ir broliams, ir seserims. Ir čia šita žinutė yra apie tokį vidinį poreikį, kaip mes dažnai norime būti išrinkti, matomi, išskirtiniai galbūt, kažkaip pamatyti, ne? Ir mes visi labai intensyviai ieškome šito patvirtinimo, kad mumis renkasi. Ir va čia Jarūnė turi labai gražių įžvalgų apie tai, o kas yra tas pasirinkimas, kaip žmogus supranta, ar jis yra pasirinktas ar ne. Mhm. Apskritai, va tas žinutė, kurią mes jau dabar įvardinom sąmoningai pasirink mane, tai yra jau suvoktas dalykas pas mus ir mes galim atpažinti tai kaip poreikį, kaip tu sakai, ar ne, pasauliui, kitiem. Bet ilgą laiką tie žmonės, kurie netyrinėja savęs, gali net pažinti apskritai, bet kas vyksta jų gyvenime, ar ne, per kokį požymį mes galim pamatyti, kad yra va tas poreikis. Tai natūralu kyla savivertės klausimas. Man reikia patvirtinimų, man reikia, kad man pasakytų, kad aš gera, kad aš šauni, kad aš kažką gebu, kad aš esu reikalinga. Tokie žmonės labai linkia gelbėti. Ar ne, aš padėsiu kitam, tada aš būsiu labai gera, tada mane irgi pasirinks, man irgi padės, mane irgi mylės. Tokie žmonės darbe gali prisimti daugiau atsakomybių įvairių, nes, nu, man reikia save parodyti savo vertę, tarsi aš turiu nusipelnyti ar ne tos vertės netgi tenai, kur esu. Santykiuose tokie žmonės irgi nori būti išskirtiniais partneriais. Kad aš būčiau pats svarbiausias, kad būčiau reikalingiausias, kad rinktųsi mane pirmoji vietoje, ne kažką kitą, ar ne? Ir dažnai dėja pasitaiko va, tokia programa, jinai yra nu, vaikystės trauma. Ir pasirenkami yra partneriai, kurie yra neprieinami, galbūt emociškai, galbūt labai daug dirba, neturi laiko mum partneris ar ne, ir mes tada sėdim va su ta puliuojančia žaizda ir sakom, ir vėl manęs nepasirinko. Dirba viršvalandžius, išvažiavo į komandiruotę, sėdi telefone arba prie kompiuterio, ar ne, arba viršininkas vėl manęs neįvertino ir taip toliau ir panašiai. Ir nesibaigiantis toksai savigaila, savigrauža, nepasitenkinimas įvairiuose santykiuose ir vėl aš nesvarbi ir vėl nepasirinko. Jo, bet labai keistai skamba, žinai, kai liktai mes sakom, mes vidumi norime būti išrinkti, nu, pamatyti, ne? Ir mumis nesirenka ir mes kaip po išprovokuojam šitą nepasirinkimą. Lyg mes patys tampame savo kalėjime tokiam, užsidarom į savo kalėjimą ir, nežinau, vat, auka tokia man, ne, lyg tai aukos pozicija, kad paverkti, vėl pakentėti, pastenėti, pasiguosti kažkam, va, vėl manęs nepasirinko. Ir tame yra va, tokia antrinė, kaip po girdžiu nauda. Mes kaip ir dėjuojam ir gailime savęs, ne, kad nepasirenka mūsų, Taip. bet kita vertus mes viską darom, Kad kad mūsų, nepasirinktų. kad mūsų nepasirinktų. Vat labai įdomus va, tas kampas, tai man irgi šiandieną tas suvokimas, tai buvo wow, kažkas išsprogdino smegenis iš tikrųjų. Tai sakyk, o kaip tai reikia atpažinti savyje, pavyzdžiui,
Nu gerai, aš, nu, net neįmanoma, pažiūrėjau, atpažinti. Aš galvoju, jeigu tu nesi psichologas, nestudijuoji kažko, atpažinti savo auką viduje sėdinčią aukelę, ane, labai sunku, nes man skauda. Man natūraliai skauda, žiūriu, manęs viršininkas nepasirinko, neišrinko, aš verkiu, man liūdna, aš godžiuosi ir dabar ką, tipo, savo sakyti, tai čia apie mane yra pačią, ane, ir aš tokia esu bloga, ne tai, kad bloga, auka, sėdžiu, verkiu, o kaip visą tai pakeisti, vat kaip tą emociją tada pakeisti, nuo ko pradėti, Rūne? Nu, visų pirma, pradėkim nuo to, kad lietuviai turi labai tokį įprotį gerą. Viską turiu aš pati susitvarkyti. Ir va pas tave irgi skamba ar ne žodis, tai kaip man atpažinti? O tu Mhm. neprivalai atpažinti. Na, supratau. Tu pati savarankiškai nereikia užsidėti naštos, kad aš viską turiu pati suprasti apie save. Mhm. Tu neprivalai. Tam ir yra specialistai ruošiami, plus jie yra emociškai neįsitraukę į tavo situaciją, jie nėra valdomi tavo emocijų, jie nėra nugyvenę tavo istorijos. Vadinasi, tavo minčių, va ta vaga, kurią tu esi įpratęs mąstyti, pas juos yra kitokia. Taip. Jie turi įrankius tą padaryti. Tai visų pirma, nuimkim nuo savęs naštą, viską suprasti, išmokti, paleisti, transformuoti patiem. Tai tikrai to nereikia. Išsioperuoti širdį pačiai, žinai, susidėti naują, čia kaip sakome. Nu Jo, taip. nes dantų patys netvarkom, apendicitų neoperuojam ar ne, kažkaip einam pas tuos specialistus kitus. Tai čia yra lygiai tas pats. Nes vis tik tai mes esame įpratę mąstyti vienu šablonišku būdu ir realiai minčių naujų, žinokit, ateina apie 3-5 procentus pas mus. Visos kitos yra tos pačios, diena iš dienos. Tai jeigu jūs nugyvenot nuo vaikystės šitoj programai, tai natūralu, kad jūs jos nematysit, kaip ausų be veidrodžio nematot. Taip. Čia tiesiog neįmanoma. Tai va, tai pradėkim nuo to, ar ne? O kad emocijos yra sunkios ir kad tame slypi labai didelis paradoksas, tai aš visiškai sutinku. Ir dažniausiai va tokia pat reakcija, va kaip pas tave, ar ne, būna pas visas mus. Ir aš galiu pasakyti, aš kai savo programas atpažįstu, lygiai tas pats įvyksta. Ta prasme, kaip? Kaip gaunasi, kad aš noriu, kad mane pasirinktų, bet aš viską darau, kad manęs nepasirinktų. Aš pritraukiu, randu žmonės, kurie sugeba man patvirtinti, kad taip, tu nesi pati svarbiausia. Ne, tai aš ne tave renkuosi pirmoji vietoje, ar ne? Man yra daug svarbesnių dalykų pasaulyje. Nes tarsi, matai, kadangi tai gimsta labai ankstyvoje vaikystėje ir tai yra susiję su vaiko tėvų santykiais, mes, nu, automatiškai įkrentam į tai, kad, aha, mum tėvai labai ilgą laiką tarsi programavo, suinstaliavo va tą jausmą, kad santykis yra geras, šeima, meilė yra apie tai, kai tavęs nesirenka. Va kas yra norma. Nes mes, kas yra norma, mums suprantame iš tos aplinkos, kurioje mes augame. Va tas ir yra keiščiausia, todėl kad žiūrėk, mokytojai tau tvirtina po to kitą tiesą, kas yra meilė ir kas yra tėvų meilė. Kai tu studentas, tu vėl gauni kitas žinias. Ir gaunasi taip, kad liktai tavo vidinis išgyvenimas, ne, vaikystėj pasitvirtino, kai tavęs nesirenka ir nemyli, tai tau yra norma, tampa norma ir meilės išraiška savotiška ateityje. Bet kai tu girdi iš kitų žmonių, tau visada tvirtina, ne, visą laiką mama turi mylėti vaikus, turi glostyti, tėtis turi būti geras ir ideali šeima. Ir tada gaunas, kad tau va, tos tiesos, nu, niekaip nesusijungia į tą vieną, va, nėra va, tokios jungties. Nes jos prasikerta, ne? Tada tokios praeina viena pro kitą. Jo, bet gaunasi, kad tai, ką mums sako mokykloje, ten studijuojant, mes pradedam norėti to, bet viduje tai kita programa. Kaip aš sakau, žinai, nu taip pajokaujant, jeigu tavo radijas nustatytas groti Marijos radiją, nu roko muzikos, tu negali tenai išgirsti, nu kažkaip, nu negroja ta roko muzika tenai. Ja, tikrai. Arba jeigu tu ten norim išgirsti maldas, tu negali įsijungti roko ar ne stoties ir tikėtis, kad ten prasidės 12 val. Mišios. Nu, be šansų. Tai lygiai tas pats ir mumise. Jeigu programa yra myli tada, kada nemato, muša, bara, atstumia, neranda laiko,
ignoruoja poreikius, jeigu man parodė, kad taip yra norma su manim elgtis, ir dar mama, nu, dažniausiai su tėčiu vis tiek sako, taigi aš tave myliu. taip, taip, tai vat. Tada mes, nu, ta prasme, mes, okei, tai čia yra norma, aš įpratau, mano kūnas net įprato jausti tuos jausmus. Hormonų sistema taip susitvarkė, kad man taip įprasta yra gyventi tokioj terpėj. Dažnai žmonės gi nejunta, kokio lygio įtampoje gyvena, kokio lygio Mhm. stresė, tol kol nebūna priešingo dalyko pas juos gyvenime, ar ne? Ir šiaip, ką aš stebiu, man toksai irgi didžiulis, didžiulis paradoksas pasaulyje, kad su klientėm reikia mokytis išgyventi, būti gerame jausme, o ne blogame, nes blogame jos yra įpratę būti ir jom tai yra normalu. O kaip būti ramybėje, kaip būti su partneriu, kuris nuoširdžiai myli ir priema, nu, o prieš tai tave nuolatos kažkas tai tenai, nu, smurtavo prieš tave įvairiom formom, ar ne? Jos nesupranta, jos bėga iš tokių santykių, jos nežino, ką daryti su ta ramybė, su ta tyla, su ta meilė begalinė. Jos gali išdurnėti ir jos sakys, ai, nuobodus man tas partneris. Nu, ten, nu, nėra kas veikti, nėra emocinių karuselių maždaug. Vat keista, iš tikrųjų, vat, kaip tu sakai, emocinių karuselių, tos emocijos būna tokios stiprios, bet tada vaikystėje, sakykime, jeigu vaiką mušo, tėvai, ane, ir tuo pačiu po 5 minučių pamušę sako, aš tave myliu, tai vaikui susiformuoja galvoj, kad skausmas lygų meilė. Taip, nes jeigu muša reiškia ir sakė myli, tai va tokiu būdu man parodo tai. Ir paskui nenuostabu, kad mes, kad ir kaip norim idealaus princo, bet mūsų va tas radio dažnis, jeigu atsuktas ant šitos radio stoties, mes iš aplinkos tiesiog išskiriam, kaip va pasakyčiau, išskirk žalią spalvą, ar ne, laukia išėjus. Ir tu Taip. pradėtum stebėti tik tuos objektus, tai va mes taip iš aplinkos atpažįstam partnerius, kurie mums duos tokią meilės formą, kokia skamba mano viduje. Ok, o geras. Žiauru, Vierūnė, baisu. Nelabai smagu, galėčiau pasakyti. Nu taip, nes žinai, labai, nu va tas gerai, kad yra dar suvokimas, kad tu tai pritrauki, kad būtent tokie partneriai, nes, pažiūrėjau, man dažnai būdavo jo toks klausimas, atrodo, jaunystėje jaunuolių būdavo daug, ane, bet pasilikdavo tai, kas, pažiūrėjau, būdavo kokie šalti labai, ne, kokie ten nebe emocijų didelių, ir manyje sukeldavo tą emocijų bangą, nes aš supratau tada, kad jo, kai tėvai duoda va, tuos ferverkus emocinius pastoviai, nemuša ir tuo pačiu bučiuoja tave, atsiprašinėja, verkia, tada stumia, ima, tampo ir vaikui va tas, aš supratau, kad aš nežinau, jeigu manęs klausia, tave tėvai myli, tai man vaikystėje, žinai, aš vis tiek turbūt sakydavau, kad myli. Taip, Ir, ane, sakai myli, bet tai, ką jauti fiziniu kūnu, tai yra skausmas. taip, teisingai. Ir tada aš išsirenku visus jaunuolius, atpažindama, kad įsiskaudint save, arba kad jis mane įskaudintų, aš tiesiog išsiraviu tuos žmonės, ane? Ja. Nes Nu, su jais supranti, kas yra. Namuose tu išmokai būti tokioj terpiai, vadinasi, taip, tu pripratai, išsiugdėjai įgūdžius, kaip išgyventi, kokios strategijos veiksmo mano turi būti, kaip aš turiu reaguoti, kada šipsotis, kada pasislėpti kažkur, tai jeigu ten, nu, daug smurto, taip. sakykime, ar nebuvo, tada man yra aišku. O kai man aišku, man yra saugu, nes aš žinau, ką daryti tokioj situacijai. Ir dėl to, kai mes išsirenkam tokį partnerį, gaunasi, kad aš bent jau suprantu, kaip reaguoti. Nes su tuo Mhm. kitu aš nesuprantu, ką veikti. Ten man nesaugu, Jo, ten va man tai čia. neįprasta, ten tarsi, žinai, nuvažiavus į svetimą šalį, kur tu nesupranti kalbos, kultūriniai papročiai kitokie, eismo gatvė kitaip ir tu sėdi ir gal, ne, man kažkaip čia nejauku. Taip. Ir mūsų natūralu, kad mes linkstam ten, kur saugu, bet saugu ne visada iš tikrųjų būna saugu, ne, pagal fizinį. Jo, tada pagal tą versiją, žiūrėk, aš atsimenu irgi, vat, jaunystėje toks modelis būna geras žmogus. Nu, ta prasme, neutralus be emocinio fono ir tu visada sakai ant jo, kad yra pliurbis, pavyzdžiui. Nu, vat, panos tarp panų va sakydavo, o Jėzau, tas koksai tylus, neįdomus, nykus. Tai čia nusako mūsų tiesiog tą
vidinį va tą poreikį, kad mes atpažįstame arba nežinome, ką daryti su tokiu lėtu, ramiu žmogumi, nes mums reikia skausmo, Nu, reikia bangavimo to, ar ne? reikia bangavimo. Emocijų karosėlių, reikia pažįstamos aplinkos. Ir aš dėl ko ir sakau, kai pas mane ateina moteris, ar ne, ir sako, kodėl aš ant to pačio vis grėblio Aha, va tas užlekiu, ar ne? Sakau, nes tavo imtuvas radio groja šitą dažnį. Pakeisi dažnį, bus kitas bus vyras. kitas vyras, jo. Dėl to mes skiriam laiko tyrinėti, kokia yra mano iš tikrųjų meilės kalba, ką reiškia man meilė iš tikrųjų. Ne tą, ką aš vadovėlį skaičiau, ne ką man mokykloje sakė, ne ką ten gurų koks nors ar ne man ten apšvietė, kad ten besąlyginė, o Taip. tai, ką aš mačiau savo artimoje aplinkoje, kaip mama tėti mylėjo, kaip tėvai mane mylėjo, ar ne? Jeigu aš jau turėjau tos santykius, tai kokie tie santykiai buvo. Pagal tai mes nusiskanuojam, va, tiesiog surenkam faktus. Aklus faktus. Meilė tai, pavyzdžiui, kontrolė, įtampa, nekalbėjimas, manipuliavimas, ar ne? Surenkam va tuos grinus faktus, kad žmogus pamatytų, ai va, jo, teisingai, taigi visi vyrai vienaip ar kitaip man kėlė, pavyzdžiui, įtampą, ne? Mhm. O tada mes einam perprogramuoti imtuvo radiją, kad grotų kitą muziką, kurios aš noriu nuo šiol. Bet man reiks priprasti šokti pagal naują ritmą. Man bus nepatogu. Jo, tas nepatogu, jo. Ne tai, kad nepatogu, žinai, aš galiu pasakyti, tai yra baisu, nes tai yra naujumas. O kaip tu sakai, protas tada nebesupranta, kaip reaguoti. Ir žinai, aš žinau, jo, būdavo žmonių, kurie, pavyzdžiui, būna tylus ir prie jų jautiesi nejaukiai. Nu, kaip ir tas trūkumas jaučiasi tvyro ore. Nejauku tiesiog, nes net, nu, net pažintas modelis, žinai, nėra kažko. Nėra, vat nėra maldos žodžių, žinai, o skamba tik foninė muzika ir galvoja, Dieve, o tai apie ką čia? Jo, labai sudėtinga, aš galėčiau pasakyti. Nu jo, tai toksai rebusas man šiai dienai, va tas suvokimas, žinai, o sakyk, nu pavyzdžiui, bet jeigu tu turi, nu va tokį ramų žmogų, ane? Mhm. Ir dažniausiai, nu jisai ką parodo tada, tą nepatogumą būti, jeigu pas tavęs vaikystėje buvo va tų ferverkų arba ne tai, kad ferverkų, greičiausiai čia Irūnė, nu mano laikmetį greičiausiai visi vaikai buvo neišmylėti. Dėja, taip. Didžioji Ane, dalis. Mhm. didžioji dalis vienu ar kitu atveju 100% niekada nebūna, jeigu ne ten, tai ten. Taip. Tai vadinasi, tai mums tas kitas žmogus va toje tyloje sukelia nejaukumą, ne dėl to, kad jisai liurbis, ne dėl to, kad jisai va, per tylus, ne todėl, kad mums nėra va to skambėjimo, Taip, to mūsų įprastos atpažinimo. aplinkos tarsi nėra, žinai, mes svetimoji terpėje atsiduriam. Yra tokių žmonių, jų mažiau gal aš sutinku savo erdvėje, kur sako, kelia balsą ir man siaubas kyla, ar ne? Nes pas mus ramiai kažkaip bendraudavo visi. Ten tėtis ant mamos nerėkdavo, bent jau prie vaikų, nematė tokių dalykų, ne? Ir jiem tada jie neis ten, kur destruktyvūs santykiai. Kur vyras rėkia, emocionuoja, susiks, ką tu čia darai? Aš nesuprantu, man baisu. Jis eis tos tylos ieško to vyro, kur tylu. Taip, ką daryti? Atpažinti ir perreguliuoti. Viską galima pakeisti. Mhm. Reikės pastangų, reikės sąmoningumo, reikės va tos drąsos, ar ne, būti kitaip, bet viską Taip. galima pakeisti. O sakyk, užtektų, vat, pavyzdžiui, bent jau, nu, vat, sakyčiau, pasimti va tą sąsvinį, parkelį ir išrašyti modelį, ką tu matei. Nu, toks, žinai, ką tu prisimeni iš vaikystės, ane? Mhm. Kas buvo tėtis ir mama, kaip jų meilės tas ryšys, kaip atrodė tau, ne? Kaip minimum vien jau tai, kad jūs atpažinsit, nu, kas darytų tokį pratimą ar ne, labai daug ką sustato į savo vietas. Labai keičia, labai verčia permastyti. Ir kai kas jau pasileidžia, pasikeičia automatiškai, ar ne? Aš kartais taip ir sakau, dabar sakau, įsivaizduoju, kad, nu, atskrenda marsietis. Ir tau reikia, žiūrint į tėvų meilės modelį, pasakyti, kas yra meilė. Ne iš knygos atpilti marsiečiui apie idealią meilę, bet va pasižiūrėti tėvus, nes tu tik tą modelį matei vaikystėje. Ką reiškia? Tėtis, pavyzdžiui, visada užsiėmus, mama visada už galvos ten pavargus, ne? Va meilė yra.
kai tyla yra tarp vyro ir moters, kai nėra intimumo, sakykime, mama, tėtis ir mamos neapkabina, nepabučiuoja ar ne tenai, kur kai vienas kitam nuolatos rėkia, va, meilė yra. Va čia yra normalų suaugusių žmonių meilės kalba. Meilė be jausmų, ne Kaip meilė be pavyzdys. emocijų, meilė be kalbos, arba kai nėra komunikacijos, ne, arba vienas geria, kitas nusisuka, nekalba ten 5 dienas, ne, ir tu suvoki tada, kad tokia yra meilės kalba. Arba tenai tėtis pasako, nepadaro, mama verkia. Va kas yra santykiai tarp vyro ir moters. Va taip yra mylima. O toj pozicijoje, vat, pavyzdžiui, gerai, jeigu tu paimi mamą ir tėtį, o kaip per vaiko poziciją, ta prasme, o kaip mane tada, ar tėtis kaip mane mylėjo, ar kaip mama mane mylėjo, kaip aš suvokiau jų meilę savo. Galima panalizuoti abu tėvus. Netgi Mhm. taip ir išskirti, ar ne? Taip, Kokia kaip. buvo mamos meilės kalba man, Mhm. kaip jinai išreiškia. Gal tik tai, pavyzdžiui, per fizinį rūpestį namai ten, kad būtų sutvarkyti, ar ne, ten drabužiai, maistas, kaip dažniausiai ir buvo tais laikais juk. Taip. Ar ne? Ar ten, pavyzdžiui, paglostimai, apkabinimai, nuraminimai, laiko leidimas, žaidimas, ar egzistavo ar neegzistavo. Ir tai Mhm. tikėtina, kad va šitą dalyką mes dar ir į savo vaikus projektuojam, nes tada suprantam, kad žiūrėk, pusryčius paruošiau, vakarienė karšta, pamokas patikrinau, kodėl tu sakai, kad aš tavęs nemyliu? Mhm. Aš tai tave Vaikai. myliu, Taip. ar ne? O tam vaikui gal visai ko kito reikia, bet mes tiesiog nemokam, nes mes matėm, kaip tėvai mumis rūpinasi. Ir lygiai tą patį mes galim ir su partneriu neštis, kad, nu, ta prasme, ai, parnešė pinigų, kaip ten sako, ar ne, tik žiūrėk, nemuša, negeria, taigi Aha, geras vyras. geras, jo. Nes mama taip rūpinasi, ne, parneždavo pinigų, duodavo dienpinigių, valgyt pataisyti, tu gera mama, gi myli. O kad mano, pavyzdžiui, poreikis yra kitoks kaip vaiko, ar ne, kaip moters, mes apie tai nesusimastom. Nu, taip, tikrai. Jo, tada čia bent jau atpažinta, ne, kažkokią tą dalį, kaip Bent pradžią. santykis tarp tėčio ir mamos, va, kas buvo, tada tu taip, tą santykį greičiausiai mes išsinešam tada į partnerystę, ne, kaip mama Taip. ir tėtis, va taip su savo partneriu mes taip Nežinai, komunikuojam. kas ten vyksta. Matai, kai mes žiūrime į tėvus, dažniausiai, nu, retas vaikas, kuris gali pasakyti, oi, man patiko tėvų istorija. Man patiko, kaip jie gyveno, kaip jie mylėjo vienas kitą, kaip jie rūpinosi, ar ne. Dažniausiai būna, mama to nedarė, tėtis ten to nedarė, ar ne. Mama ten per šalta, tėtis ten per grubus, arba ten atvirkščiai ir taip toliau. Ir mes nesutinkam viduje su tėvų meilės istorija. Neduok Dieve, dar ten jie smurtavo vienas prieš kitą, tai ten tikrai bus už Taip. kažkurį vieną, už kitą prieš. Ir tada kas vyksta? Mes nesąmoningai sakom, žiūrėkit, jūs nesusitvarkėt, nei velnio nemokėjot vienas kito mylėti, aš jums parodysiu, kaip reikia. Bet mes pritraukiam tokį pat partnerį, kad turėtum tą pačią meilės istoriją kaip tėvai. Mhm. Ir Na, mums tai nepavyksta. ir mums nepavyksta įrodyti, tai čia labai Mes apie. tarsi norim, kad ta istorija, pasaka pasibaigtų gerai. Bet Mhm. būnant dviem tokiem elementam, kaip aš sakau, jeigu sumaišysi mėlyną su geltona, nu žalia gausis, nu tu padaryk raudoną dabar man. Nu niekaip nepadarysi. Ja, kaip. Nesusitiko du tokie elementai. Jo, iš tikrųjų, tai pagalvoju, man apie mano tą istoriją irgi, va, tas kaip pritraukė, kaip atgyvenau mamos istoriją, atkopijavau praktiškai, viskas susidėliojo taip, kaip buvo mano vaikystė, jaunystė, žinai, ta pabaiga, nors galvojau, kad bus happy endas, Taip. bet buvo taip, kaip mano tėvai išsiskyrė, jo, lygiai tokios pačios metus, kaip mano dukra ir metai sutapo, nu viskas sutapo, apart, kad jo, kostiumai kitokie, laikmetis kitoks, žmonės kitokie, bet iš principo situacija tai lygi 100% ant 100, žinai, Na. visiškai. Tam, kad, žinai, pajustum, ką reiškia, va, nu, jeigu nesutikai mamos elgesiu, kad pajustum, o ką reiškia, nu, va, ką mama turėjo išgyventi. Jo, čia vat Žinai, ta nuostaba, kai sakom, kaip taip galėjo, sakau, niekada nesakykit šito, nes duos gyvenimas patirti. pabandyti.
Tai va čia gal irgi apie tai, aš vaikystėje, ar, nu, ne vaikystėje, jaunystėje gal visada sakydavau, kaip mano mama gali, kaip tu gali taip, kaip tu gali taip elgtis. Ir toks įspūdis, kad man labai duoda gražiai jos batus turėti. Būtent. Ane? Kol aš nesuvokiu, man jinai apmauna tuos batus ir aš vaikštau po jos tą aikštelę, žinai. Jo, labai įdomus jausmas iš tikrųjų. Taip, Labai niekada įdomu. nesakykim niekada iš tikrųjų, va tas tai 100%. Tai, nu, sakykim, bet jeigu bent jau tiek, kad pažįsta, ne, kaip tu sakai, aišku, nebūtina mums viską pačioms ir patiems ten viską savo galvoje suprasti, bet jeigu matom, kad jau yra kažkas ne taip arba net, nu, kažkokią kančią patiriamą, ne, kažkokį nepatogumą, iš tikrųjų yra specialistai, pas kuriuos va galim ateiti, ne, mentoriai, psichologai ir pasigilinti, nu, padės atpažinti galų gale va šitą programą, kokią tu eini. Konsteliacijose irgi labai stipriai va su ta šeimos dalimi labai stipriai dirbam. O sakyk, o jeigu yra tai apie darbą, pavyzdžiui, nu, vat, kaip darbe va tas pasireiškia, manęs nepasirinko, kas tenais yra paslėpta? Aš netgi nedarau taip, kad mane pasirinktų. Aš save sumažinu, sumenkinu, nepasirodau Mm. pilnumoje, ar ne, kad ir kaip atrodo prisiemu tų atsakomybių, bet kai reikia paskutinį žingsnį galbūt žengti kažkokį tai, ar ne, paprašyti atlyginimo, paprašyti paaukštinimo, dar kažko tai, nu, aš tiesiog neįsiu, arba netgi einu pas tokius darbdavius, kurie man vėl paliudys, kad manęs nepasirinko. Tai čia, Mes nu, neįsim į tą darbą, va ten, kur, nu, duoda tau viską, ko tu nori, tarsi. Lygiai tas nes pats gali atsikartoti. tada gaunasi, jeigu tau duoda, jeigu duotų, ane, tada tavo sąmonė yra nesuvokimas, už ką, Nesuprantu, ką daryti, duoda, tai kaip dabar? ką daryti su tuo, ką duoda netgi, ne? Nu, tai gal čia pavojus lypi? Supranti, nesaugumas iš karto, nepažinta, neįprasta, kodėl duoda, kas vyksta. Aš pati esu išgyvenus va visus šitos procesus, ką tu kalbi, ir mamos istoriją, pasikartojančius netgi, val, kaip sakai, metai ar ne, kartojasi netgi žmonės iš tų pačių netgi miestų. Nu, ta prasme, nu ten ant tiek, galvoju, kaip taip gali sutapti ir aš supratau, ką jinai išgyveno tuo laikotarpiu, ar ne. Ir va, kada reikia užbaigti, kada reikia sutikti su tėvų istorija, kad jinai yra ideali jiems, ne tau, jiems. Jie taip nori žaisti šitą žaidimą. Čia jų meilės kalba. Ir palikti jiems, pasakyti, mama, tėtė, džiaugiuosi, maladėts, mylėkit ir Mhm. toliau. Taip pat, nepaisant to, kas vyksta, Jo. nebesiginčyti tarsi viduje, leisti jiems, ar ne, kaip tu irgi vartoji tą frazę, leisti jiems. Vienas dalykas, žinai. Ir jeigu norim peržaisti, eiti į kitą scenarijų. Tai va, pavyzdžiui, jeigu mano mama vienai pasirinko ar ne, toj situacijai, man irgi tos pačios baimės sukilo, tie patys jausmai, aš tada supratau, ką jinai išgyveno. Ir aš sakau, palaukim, tą padarė ir tai jinai netvedė į laimę jos. Vadinasi, aš turiu rinktis kitą scenarijų, net jei man baisu. O man ten buvo neįprasta, man ir buvo nauja zona, į kurią aš turėjau eiti. Ir aš ten kartais iš tikrųjų klykdavau iš va to nesaugumo jausmo, kai yra gerai. Ir aš Mhm. nesupratau, aš galvoju, kad nu, man kažkas negerai darosi. Bet man reikėjo tiesiog kurį laiką pabūti toj mylinčioj terpėj, kad išgyčiau, ar ne, va tą Jo. traumą. Tarsi praeitų jinai man. Tai va man tiesiog reikėjo truputėlį laiko, kantrybės, stebėjimo savęs, pagalbos specialistų, jeigu tam reikia, ar ne, ir tai keičiasi, tai galim pakeisti. Aš tikrai turiu tų happy endų tose Mhm. istorijose, sakykime, ar ne, kai moteris kitokius vyrus atranda. Tai va tas nebesiginčyti, leisti, Jo, sutikti. iš tikrųjų labai sutinku su tai, aš galvoju, jo, ypatingai žmonės, kurie rodo meilės kalbą, va tą gerąją prasme, nu širdžią, žinai, man taip baisu, aš nesuprantu, man atrodo, kur yra tie spąstai čia, kaip, ar kur yra, kas čia vyksta, žinai, jo jausmas tai toksai visiškai naujas, nes jos smegenim reikia kažkokio suvokimo, ar, mažai iš karto taip, tai filmuose tik tai būna, Taip. tai tik tai Įtarinėjimai prasideda. pasakose tai būna, čia haliucinuoju, ne, taip Ja, ja. negali būti, su manim taip iš viso negali būti. Jo, vat labai keistas, nors juk mes žinom, kad viduj tai mes norim to pasirinkimo, kaip savo sakom,
Aš tai Jo, noriu būti geriausia, aš noriu, kad manim pasidžiaugtų, aš noriu būti išrinkta, pastebėta visose erdvėse, ne, ar šeimoje, ar santykiuose, ar versle, bet kur. Bet tuo pačiu yra kita ranka, kirvis ir mes kaip kertam per tą ranką, ne, kad kuris sako, ne, ten yra nesaugu ir tu negali ten eiti. taip. Tai va tas, žinai, jo priėmimas tėvų galbūt ir savęs tame matyme, kas yra tėvai, nes mes iš tikrųjų nuolat teisime savo tėvus beveik irgi visi, kad tai ne taip pasakė, ne taip, ne tą padarė, kokia grubi, kokia tokia, anokia trečiokia mama ar tėtis ten, o tas. Kodėl mes, ir net keistas kartais klausimas man kyla, kodėl mes vaikai iš viso tokios vien klaidas iš tėvų matėme? Nu, ta prasme, mes nesifokusuojame tai, ką jie gero ten patyrė, bet visada išsinešam suaugę tai, kas buvo bloga pas juos. Nu, jeigu gera vienas sakinys, jie tenai subendravo vakarais, ten sėdėdavo, šnekėdavo. Nu, tipo, viskas. Mhm. Ir va tas, nu, poreikis visada į tą negatyvą, į tą, kur yra blogai, tame santykėje ir kituose žmonėse, ne? Kas čia yra Ne tokio visi taip daro, žinai. Mano tai patirtis konsultacinė rodo, kad vieni yra linkę ir tie, kurie pradeda analizuoti, Mhm. būna, kad vat, jaučia, ar ne, kad nu neteisingai buvo, skauda. Va per tą skausmą tada pradeda į tėvus atsigręžia, jie kalti ir taip toliau. Ir pradžioje aš, pavyzdžiui, netgi ir sakau, viskas ok, pamatyti realybę. Bet ar tu joje pastriksi, va kur klausimas. Jeigu tu daugiau nieko nedarai, tik tai kapstaisi praeitį ir kaltini tėvus, tai keliasi niekur. Taip, irgi taip. Bet yra kita medalio pusė, kur pavyzdžiui vaikai, kurie iš tikrųjų patyrė psichologinį, ne fizinį, sakykime, smurtą, emocinį apleistumą, bet jie antiek bijo pamatyti realybę apie tos tėvus. Ir jie sako, mano mama buvo gera arba mano tėtis buvo geras. O viduj ten tiek nuoskaudų, bet uždėta tarsi aš nematysiu, nes aš jeigu pamatysiu, aš sudušiu. Nes neišgyvensiu, aš negalėsiu Jo, aš išgyventi. negaliu priimti tokios realybės, kad mano mama galėjo kažką blogo daryti. Taip Jo. negali būti. Mamos visos myli. Jo, iš tikrųjų, čia labai stipru, aš galvoju, Yra kažkokiais. įvairiai, žinok, čia netgi gal atskira tema yra apie tą dalyką, kai neįvyksta separacija su tėvais, kai mes neigiam ir iliuzijoje gyvenam ir tada esam tokie įkaitai tų praeities situacijų lygiai taip pat, kaip tie, kurie kapstus ir kaltina tėvus. Abiejose situacijose išeitis yra paleisti, leisti tam būti, priimti va, su visų skausmu savo vaikystę ir save, kuris patyrė tą skausmą, bet atsigręžti į ateitį, suaugti, atsikabinti nuo tėvų ir nustoti juos kaltinti. Bet, nu, labai sunku, jo, va tas, kaip tu sakai, atsikabinti ir tapti suaugusiais. Bet, Jarūnė, sutik, kad mes visi kaip ir suaugę, jau labai būnam suaugę, o mintis, jausmas yra ten, paliktas. Taip. Va Tarsi, toks, žinai, va, dalis yra įstrigus praeitį. jo, Nu, va, tikrai. mes dažnai kalbam apie asmenybės arba sielos fragmentaciją, aš su klientėm kalbu ir sakau, tu gyveni iš tos dalies, kur yra dar tenai. Ir kai dabar matai situaciją, tu ne savo vyrą matai, tu ne savo vaiką, tu bandai išspręsti su mama problemą ir tu projektuoji ant jo. Ir tu rėki jam, tu nori, kad pasibaigtų šitas skausmas, kurį tu patyrei ir užstrigo tavo dalis tenai, kad šitas vyras tau pagaliau, kaip sakoma, išpirktų kaltę mamos. Ten gal net ne vyras, sakau, stovi prieš tave. Mes dar žiūrim, ką žmogus mato, nes jis savo partnerius ten ko tik nepriprojektuoja, ne? Taip, 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 taip. Jo, vat, įdomiai labai. Ir, nu, O taip, suaugusių tikrų žmonių, žinokinga, labai ne. mažai, ne pagal pas. Tikrai, jėto, ką daryt? Ką daryt? Suvoktai suvoki tai, bet va toks įspūdis, kad kai matai kitus, visada suvoki, kad visi mes vaikai, savotiški vaikai viduje esame, ne? Vat, Deja, mūsų kartos, mūsų laikmetis, mūsų geografinė padėtis, jinai visą tai įtakojo lygiai taip pat.
Ar mūsų tėvai būtų darę tai, ką darė anksčiau dabar? Tikėtina, kad ne. Jeigu Taip, mes gyventumėm kitoj kultūriniai terpiai, tikėtina, kad ne, kur buvo daugiau laisvės, nebuvo priespaudos, nebuvo kažkokios valstybės užgrobimo mūsų ar ne, kur diktavo savo sąlygas, kaip mes turim paklusti, tylėti ir taip toliau. Tiesiog tai yra, nu, va, visa tai susideda. Bet ar mes esam, nu, tie bejėgiai, kurie dabar turim, nu, kentėti? Ne. Pokytis prasideda tada, kada jūs nusprendžiat, kad reikia keistis. taip. Ir kaip Nustoti paleidžiu, ieškoti kaltų, jo, va, atsigręžti į save ir sakyti, okei, jo, pirmiausia priimu, pamatau, kas įvyko, nes kol nematom realybės, mes iliuzijoj sėdim, mele savo, ar ne, meluojam toliau. Pamatom realybę, kartais tenka išgėdėti, kartais tenka išverkti, kartais tenka kurį laiką pabūti su tuo, bet paskui mes visada galime atsitiesti ir keliauti į priekį. taip, iš tikrųjų. Tai sakyk, o, pavyzdžiui, kaip žmonės, nu, kokiais modeliais gyvena, kai juos pasirenka? Nu, pavyzdžiui, neturėjo traumų, ne ten. Jaučiu net nesuvokiama. Man tai yra nesuvokiama, bet Ne. kaip, nu, bent papasakok trumpai. Nu, pavyzdžiui, pasirenka mama ir tėtis pasirinko vaiką ir viskas su tuo vaiku gerai, ten ir meilės ir ką. Tai jisai suaugęs, kaip į santykį eina, jam to poreikio pasirinktam būti bėra ar ne? Kiekvienas turim savo kažkokią niuansą, žiūrėk, kartais būna perlenkta, išlepinta. Ir tada mes savo ego bandom įtvirtinti, ne? Ta prasme, pagal mane turi šokti pasaulis. Gali būti toksai dalykas, o gali būti, kad iš tikrųjų tada mes ieškom sveikesnių santykių. Su psichologiškai sveikesniu žmogumi. Yra tokių modelių. Atranda žmonės. Galima santykį išsiugdyti, jeigu abu partneriai dirba šitą kryptim ar ne, kad ir nu, iš traumuotų santykių mes ateiname, mes galim vienas kitam nu, pabūti tą erdvę, kurioje gyjama. Ko reikia gyjimui? Besąlyginio prieimimo ir iš tikrųjų mylėjimo. Meilės, jo. Man labai patinka va ta metafora, žinai. Moteris yra va ta upė, va tas vanduo, kur nu, vis tiek mes prusliuojam, ar ne, mūsų ciklai, mūsų emocijos, mes emocingesnės esam. Ir kai va vyras sugeba laikyti krantus tai upiai, O, tai. tada toks saugumas atsiranda, ar ne? Bet kartais tiem krantam irgi reikia kažkokios atramos tai ir tiem vyram būti priimtiem. Išmokim girdėti vienas kitą. Nu, nuostabus įrankis coaching. Aš tai coachingą sakau, hebryte, nenorit vesti coachingą, neveskit, nenaudokit, bet išmokit bazę bendrauti, jums tai pravers. Išmoksit girdėti giluminiai kitą žmogų, ko jam reikia. Kaip ten, pavyzdžiui, vyras sako, ar ne, tu negirdi manęs, tu negirdi mane. Vadinasi, ko jam reikia, kad tu išgirstum jį. Ir jeigu tik tu jį išgirsi, jūsų konfliktai baigsis. Bet vėlgi, mums reikia pasitikslinti, o kaip tu nori būti išgirstas? Kaip tu suprasi, kad aš jau tave girdžiu? Gal atkartoti jo žodžius? Gal pasitikslinti, ką jisai sako? Gal tiesiog tuo momentu ramiai leisti jam irgi, nu, pabūti upe kartais. Ar ne, kol emocijos sukylia. Jo, Nu, va, labai. išmokim girdėti ir va tame prieimime, nu, iš tikrųjų labai gyja santykis, labai gyja traumos. Jeigu neišeina santykė, to ieškokim terapinės yra grupės, yra psichologai. Aš pati kartais irgi sakau, žiūrėk, kol tu negali būti už save, vadinasi, mylėti, priimti save, rūpintis, o aš pabūsiu už tave. Ir kai tu sustiprėsi, tu galėsi jau būti už save ir eiti į pasaulį, ar ne? Nu, mes galim vieni kitiem būti, reikia ieškoti. Ne, nustokit galvoti, kad jūs viską galit patys. Taip, taip, iš tikrųjų, aš labai sutinku su tam, netgi ir tos bendruomenės, ten moterų ratai, žinai, net esam šnekėjusios irgi va, su savo kolegiam, draugiam, kaip smagu kitą kartą, kai nuvažiuojam dviese, tryse, atsiranda bendrumas, palaikymas, žinai, tiesiog elementariai pakalbam apie moteriškus dalykus. Ir čia ne prie ko vyrai, nereikia vyrams, kaip aš sakau, knisti tų smegenų apie tai, ko nereikia jiems iš viso žinoti, nes jie iš vis net nesupranta daug ko. Apie ką moteris. Tai va tos bendrystės, bendruomenės, tokie visokie išėjimai, praktiniai užsiėmimai, aš nežinau, man irgi labai atrodo naudinga moteriai pabūti kitoj terpiai ir išsikalbėti ir išgirsti tą kitas moteris, nes atrodo tos žinutės tokios skirtingos iš visų būna
ir taip sueina tau į tą upę, žinai, tokia, wow, ir pakyla tas, žinai, toksai jausmas, tada sutvirtėja ta tėkmė tokia. Pamatai, kad tu irgi ne viena teki, tokia Taip. pačia linkme. Mes visos apie tą patį gyvenam. Tik tai skirtingais rakursais, ne, ten kažkokiais kaip modeliais ten kažkaip. Bet Jo. iš tikrųjų mes tikrai galim palaikyti vieną kitą mes, o tada ką, ir vyrai. Tuos krantus, Jo. kaip tu sakai, žinai, juk dabar ir vyriškų tų grupių yra, nesutikai, vyrai irgi labai eina į tas grupės palaikymo, jiems reikia irgi, nes moteris negeba su savo va tuo emociniu fonu net pažinimu, nemokėjimu komunikuoti, bet čia to, žinai, kai mes šnekam, man tai labai apie tai, kad nebūtina pačiam būti tuo guru, bet mes labai stengiamės juo būti. Nu viską norim išmanyti vieni patys, atsakyti savo klausimus, aš į psichologas, į filosofas, į literatūros kokio rašinio ten knygos autorius ir tai yra kalba, žinau, viską, į viską vieną patį. Jo. Viską viens pats ir man nieko nereikia. Čia šiaip tokia vyrų savybė yra aš pats, ne? Bet Taip. moteris labai tos vyriškos energijos turbūt turi ir vat irgi labai sunku yra. Tai ką, Jo. tai gal šiandieną mes tiek, ne labai tokią gilę temą iš tikrųjų palėtėm, tai atliepkite, ar jums tiko kažkas, ar išsinešit kokią žinutę, rašykit mums asmeniškai žinutės, iš tikrųjų mes atsakysim ir visada laukiam jų ir padėsim jums kažkaip susigaudyti jūsų jausmuose. Ir tiesiog bendraukime, komunikuokime, ieškokime tų bendryščių, tų ratų, kelionių kartu su moterimi, ne, Jarūnė, bet irgi savo kelionę papasako, kur tu dabar važiuoji su Jo, moterim. tai čia dabar jau pilna grupė, jau išskrendam ar ne, Taip, tai Lanzarote iš tikrųjų yra organizuojami retrytai moteriams, irgi va pabūti tarp moterų, kaip aš sakau, nu, moteris ilsisi ne šeimoje, kai atostogauja, o kai išvažiuoja vienas ir kai ypač yra organizatorės, kurios pasirūpina jų poreikis, kaip sakau, jūs busit ir atvežtos, ir nuvežtos, ir pamaitintos, ir paguldytos, jums tai reikia būti. Va, iš tikrųjų, mokytis tikrai, to taip. buvimo, ar ne? Tai va, tai žinau, kad ir pati organizuoji ne vieną kelionę į Taip. egzotinės šalis, tai va, irgi labai smagu. Tai va, irgi kviečiu jau, kas nori dar tik būsimą kelionę į Balį Liepos mėnesį, Liepos 1-12 organizuoju kelionę. Ir ten irgi apie tą moteriškumą, apie tą bendrystę ir apie gerumą. Nu, Tai, vat smagus tokie dalykai, kai tu gyveni apie tai, tu suvoki jų vertę. Bet kol nepabandysit, nesužinosit. Tai gerai, va, ačiū Inga šiandien, labai. jo, ačiū labai Jarūnė tau, tai ką sakom, gražios dienos visiems ir iki. Visą.